klausimas jums. Ką atneša pavasaris? Net nebejoju, kad atsakymus kilusius jūsų galvoje galima būtų skaidyti į dvi kategorijas. Tai yra džiaugsmą, atšilęs oras, buntanti gamta, paukščiukai ir panašiai. Ir skausmą. Tai yra malonų skausmą, kūrybinį skausmą. Kaip susitvarkyti aplinką, terasos projektavimo darbai, planavimo, kaip naują terasą padaryti. Man asmeniškai pavasaris susijęs su jūsų laiškų ir užklausų antplūdžiu. Sauliau, noriu svajonių terasos. Ir kaip taisyklė, didžioji dauguma šitų laiškų turi prierašą. Ir stogą virš jų. Ką jūs man patartumėt? Šiuo atveju aš esu namuose, kur aš projektuoju terasą ir prie projekto yra arba pergolė, arba markizė. Žmonės renkasi iš dviejų dalykų ir sunku apsispręsti. Šitoje vietoje aš pagalvoju, kad tai yra pakankamai aktuali tema, stiprus klausimas, kurį dažnai išgirstu. Todėl aš į šitą diskusiją pakviečiau prisijungti mūsų ilgalaikį partnerį, Dexterą, ir šiandien su mumis yra projektinių pardavimų direktorius Andrius. Beje, kiekvienas iš jūsų galite pasikviesti Dextero specialistą į savo namus, papasakot, ko jūs norit ir priimti geriausią sprendimą skirtą jūsų namams. Ir noriu akcentuoti, tai nieko jums nekainuos ir nieko neįpareigoja. Pergolė ar markizė? Gali trumpai pristatyti, kuo jie skiriasi vienas nuo kito, privalumai, kada geriau rinktis vieną arba kitą variantą? Iš esmės mes galime pasiūlyti gausų asortimentą tiek pergolų, tiek markizių. Jeigu pradedant apie pergolas, tai yra išmanus šiuolaikinis gaminys, pergola pavėsinė. Mes galime pasiūlyti pergolas su aliuminėm lamelėm stogo arba PVC stogo danga. Visos pergolos absoliučiai turi lietaus surinkimo sistemas ir būtent su tomis pergolomis, kuriomis mes dirbame, jos yra automatinio valdymo. Markizė yra lengvas, neapkraunantis gaminys fasado, ją nėra sudėtinga sumontuoti, sakykime taip. Galima rinktis konstrukcijų spalvas, audinių spalvas, komplektuotis pagal savo norimas galimybės. Realiai gali būti rankinių ir automatinių valdymų, galime apsaugą sudėti, ledinius apšvietimus. Gamą tikrai turime plačią šioje vietoje. Beje, pas mane jau ateina banga klausimų. Noriu pasikeisti terasą, bet ant jos stovi stoginė. Ką man daryti? Tokiu atveju mes visą laiką išdiskutuojame su klientais ir daeiname iki šių sprendimų, kada betonuojame polius, ruošiame kažkokią spec konstrukciją pergolos kojom pastatyti, kad visa apkrova nueitų nuo terasos ir jinai būtų paduota į tam tikrą elementą, kuris yra skirtas atlaikyti pergolos svorį. Šiaip svorį, bet dar yra kitas dalykas. Dažniausiai tai yra ekonominis. Pigus sprendimas, greitas, ir jis statomas ant medinių pigių terasų. Ir kaip taisyklė, jeigu yra šonas, visas vanduo eina ant tų medinių lentų ir kas gaunasi, kad jos visos labai greitai pabyra. Ir išlinksta. Taip. Gerai, grįžkim prie markizės. Dabar žiūrėk, mes jau turim padarytą fasadą, jau viskas pabaigta. Ar dar ne per vėlu šitoj vietoj išvis kelti diskusiją, pergolė ar markizė? Gal, pavyzdžiui, jau kažkuriam elementui jau per vėlu, reikėjo kažkokius paruošimuosius darbus padaryti? Mes, kaip esam šios srities specialistai, dažniausiai mes sprendimus randame. Tai šiuo atveju tai nėra per vėlu, mes galime diskutuoti su klientu vėlgi apie poreikius ir dažnu atveju mes visą laiką galime rasti sprendimus. Galvojant apie šios gaminius, pergolą, markizę, tai reiktų pagalvoti visą laiką apie maitinimą, jeigu jūs norite valdyti automatiniu būdu. Turėtų būti paruoštas laidas už maitinimą šio gaminio. O dabar klausimas, kur jis turi būti išvestas, ne? Jeigu čia kaip tik diskusija pas žiūrovą yra. Geriausias variantas būtų ant sienos. Jūs galite visą laiką konsultuoti su Dextero specialistais, mes nurodysime, kurioje vietoje jums tikslingiausia yra pasiruošti šią vietą, nes tai įtakoja, kuriojame aukštyje mes, sakykime, gaminsime patį gaminį. Ir tokiu būdu teisingoje vietoje išvedus laidą mes galime jį gražiai užmaskuoti ir tada dailiai... Kad nebūtų papildomų darbų. O kaip ventiliuojamas fasadas? Nes tengi viskas kaba. Kaip minėjau, mes realiai, ta prasme, sunkiai turbūt randam tokių variantų, kad negalėtumėm įruošti. Mes visą laiką turime sprendimų, tai ventiliuojami fasadai, apšiltinti šiandien yra kasdienybė, būtų polistiroliu ar kažkokia panašia medžiaga. Tada gręžiame kiaurai iki tvirtos, sakykime, mūrinės sienos, pučiam specialią chemiją, leidžiam ilgasriegius
Kada prisukam gaminį prie sienos, visa apkrova absoliučiai nueina į mūrinę tvirtą sieną ir mūsų apšiltintas fasadas ar ventiliuojamas fasadas apkrovos visiškai jokios negauna. Supratau. Tai nėra baimės, kad ten, nežinau, markizės galas pasieks terasos kampą. Kada naudoji tinkamus tvirtinimo elementus, ką mes darome, tada šių problemų išvengiame. Kalbant apie stogus, labai dažna diskusija yra tokia, ką mes ir čia turim. Aš turiu didelį langą į svetainę, į pagrindinę mano namo erdvę, aš turiu pietinę pusę. Kokį stogą man pasirinkti? Jeigu uždėsiu akliną, aš turėsiu tamsą svetainiai, man negerai. Uždėsiu stiklą permatomą, aš turėsiu šiltnamį vasarą. Tai, pavyzdžiui, ką tu gali šitoje vietoje patarti? Šioje vietoje puikus sprendimas turbūt ir pasirinkimas būtų markizė. Jinai neapkrautų visiškai šitos erdvės, neatsirastų papildomų kojų. Pasirinkus modelį tam tikrą, jų yra tikrai nemažas pasirinkimas. Sumontavus, uždarius patį gaminį, galima netgi galvoti, kad tai yra kažkoks fasado elementas, o ne gaminys nuo saulės. Jisai jokių išskirtinumų neturi. Vėlgi išsiskleidus, jinai lengva konstrukcija, sakykime, neapkrauna pačios erdvės. Suskleidus jūs turite kuo puikiausią šviesą į vidų ir jokio užtamsinimo neturėsite. Jeigu tu esi terasoje ir markizė ir užstoja šviesą į svetainę, tai nėra problemų, nes tu esi terasoje, šitas logiška. Andriau, dar toks klausimas. Tai yra audinys ir jis tarnauja ant saulės. Visi žinom, kad saulė, ultravioleto spinduliai, suėda bet ką. Kaip yra su audiniais po 5-6 metų, iš principo pakankamai ilgo eksploatacinio laikotarpio? Mes markizėm naudojame tikrai ilgamžius audinius, jie yra akriliniai, impregnuoti audiniai, tai galime pasakyti jau ir iš patirties, kad klientai ir 10 ir daugiau metų naudojasi šiais gaminiais ir pakeisti patį audinį nėra sudėtinga. Mes tą galime padaryti, jeigu žmogus nori ir atsinaujinti pavyzdys spalvą, sakykime, nepatinka arba fasadą persidažė. Dažniausiu atveju, sakykime, keičiame audinius markizų, ne dėl to, kad jisai suplyšo ar ten, sakykime, ultravioletas jį suvalgė, bet priežastis būna, kada žmonės naudoja per lietų šį gaminį, ko mes, sakykime, nerekomenduojame, tai atsiranda plėmų, jis negražus pasidaro, sakykime, tas audinys. Tokiu atveju mes galim atvažiuoti, išmatuoti, pasiūlyti kokį nori klientas audinį ir jį nesunkiai pakeisti. Andriau, o markizė gali būti su PVC danga? Mes nedarome su PVC danga, mūsų visos markizės eina su akriliniais audiniais gaminamos. Sakykime, tai dėl tos priežasties markizė yra gaminys nuo saulės. Mes nerekomenduojame markizės naudoti lietaus metu arba vėjuotą dieną, kadangi papildomi svoriai arba vėjo apkrova, kuri kelnoja visą konstrukciją, sukelia papildomas apkrovas visai konstrukcijai ir tai nėra sveika gaminti. Bet aš mačiau, kad yra, pavyzdžiui, markizės, kurios įsiskleidžia ir paskui kojas galima įsitraukti gale, kad sumažinta apkrovą nuo konstrukcijos. Taip, turime šį sprendimą, tai ant priekinio profilio susimontuoja teleskopinės kojos. Atsidarius markizei, jeigu norite, kad jisai mažiau reaguotų į vėją, jūs galite išskleisti tas kojas, įtvirtinti priekinį profilį, tokiu atveju pati markizė ženkliai mažiau reaguoja į vėją. Bet ir tada negalima per lietus po ją sėdėti? Mes nerekomenduojame, kadangi markizės audinys yra išskleistas šiek tiek išsigaubęs, tai yra normalu. Ir kada stiprus, jeigu lietus bus, markizės audinys pradės kaupti vandenį, atsiras papildomas svoris visai konstrukcijai ir papildomas apkrovas. Tai nėra sveika šiam gaminiui. Supratau. Gerai. O klausimas dabar, kokios maksimaliai gali matmenys markizės? Ilgis, plotis, ne? Dažnas labai klientų klausimas. Vėlgi, mes rekomenduojame klientams montuotis kuo didesnę markizę. Reikia visą laiką įsivertinti objektą, kad saulė šviečia kampu ir tiek, kiek mes išskleisime markizę, mes tiek pavėsio neturėsime. To pasekoje visą laiką yra rekomendacija dėtis kuo didesnį gaminį. Tokiu atveju jūs susikursite tą norimą didesnį pavėsį. Jeigu kalbant apie maksimalius vieno gaminio matmenius, tai sakykime, tai yra apie 7 metrai plotis ir 4 metrai gylis. Vėlgi galime uždengti ir platesnius sienų gabaritus, dėdami kelis gaminius iš eilės. Na, bet čia į plotį. Į ilgį nenori 4 metrai, nes terasa ideali, kaip sakau, gera terasa 3,5, ideali 4 metrai.
Tai iš principo idealią terasą markizė gali uždengti, atidarius, beveik visą. Taip, 4 metrus jinai išsiskleidžia į priekį, vėlgi tai priklauso nuo nuolydžio, markizės nuolydis reguliuojasi pagal kliento poreikius. Sakykime, taip, standartiškai mes darome apie 25 laipsnius, bet mes galime markizės laipsnius reguliuoti nuo 5 iki 45 laipsnių. Bet čia gamybos metu jau reguliuoti ar montavimo metu galima? Gamybos metu mes gamyboje, kaip minėjau, standartiškai darom 25 laipsnius, tai optimaliausias ir geriausias sprendimas, bet objekte sumontavę, jeigu matome, kad leidžia galimybės ir norime, sakykime, daugiau pavėsių išgauti, mes galime laipsnį dar padidinti ir turėti didesnį pavėsio plotą. Supratau. O dabar aš kai pradėjau savo terasninko karjerą, čia 2018 metais, tai apie markizės, kiek aš matydavau, susidurdavau, visada buvo tokia nuomonė, kad tai yra pigiena. Greitai lūžta, pastringa, supūva, valdymas problematiškas ir panašiai. O kaip yra šiai dienai? Sakykime, mes turime tikrai didelę patirtį su šiais gaminiais, daugiau nei 10 metų dirbame. Neturime tikrai nusiskundimų dėl šių gaminių, mes sumontavę gaminius praktiškai negrįžtame į objektus. Nebent, kaip minėjau, po 10 metų klientas užsimanė pasikeisti audinį, nes jisai atitarnavo savo... Persidažyti fasadą, ne? Persidažyti fasadą, netinka spalva, nori pasikeisti audinį, tokiu atveju atvažiuojam, pakeičiam audinį, jinai gerokai atsinaujina pats gaminys ir sėkmingai toliau naudojasi. Mes šiaip noriu šitoje vietoje paantrinti, mes kelius projektus turėjom, kur žmonės atsinaujino fasadą, bet kaip taisyklė markizė keičia į pergolę jau tada. Ne audinį, bet sudėtingesnį stadinį statosi. Čia priklauso nuo kliento biudžeto, sakykime. Dar noriu tada apie markizę paklausti, nes pergolės, sakai, inovatyvus, ten ledai, davikliai, tas. Kokius upgrade'us, kokius paturbinimus galima į markizę norėti? Markizių pasiūlymų mes tikrai galime daug variantų pateikti. Pradėkime nuo to, kad markizė gali būti 3 rūšių, tai yra nekasetinė, pusiau kasetinė ir pilnai kasetinė. Toliau mes galime pasiūlyti kasečių tam tikrus dizainus. Vienas gali būti ovalesnis, kitas kampuotas, kas dabar labai madoje, sakykime, ir numeris 1. Pačias markizės vėlgi galime montuoti ledinį apšvietimą, jeigu klientas nori. Dažniausiai, jeigu klientas montuojasi markizę su automatika, visą laiką rekomenduojame klientam dėtis vėjo vibrodaviklius. Tai yra apsauga, kada išskleidus markizę, vėjas ją pradeda judinti per smarkiai ir jinai automatiškai suskleidžia. Jeigu ten, sakykime, jūs palikote, pamiršote markizę išskleistą, jums nereikia sukti galvos, nes pakilus vėjui jinai automatiškai užsidarys ir jūsų gaminys bus išsaugotas. Čia jau renkasi klientas. Papildoma opcija yra šito vėjo vibrodaviklio, mes galime reguliuoti intensyvumą, kada sutraukti. Tokiu atveju galim reguliuotis. Jeigu stipresnis vėjas ir erzina mūsų susitraukimas, sakykime, tokiu atveju mes galime sumažinti jautrumą to daviklio ir jisai taip greitai nereaguos. Bet tai vėlgi reikia atsižvelgti, kuo mažesnis jautrumas vėjo vibrodaviklio, tuo labiau vėjas erzins ir judins markizę. Čia toks aukso vidurį reikia rasti. Ir tuo atveju konstrukcija vargs. O dabar klausimas apšvietimas. Jisai gali būti nemeriuojamas? Taip. Nemeriuojamas ir su pultu viskas valdosi? Viskas valdosi su vienu pulteliu. Tai jeigu jūs pasirenkat markizę ir ledinį apšvietimą, tai reiškia, mes komplektuojame kelių kanalų pultelius. Su vienu kanalu jūs galite atsidarinėti, užsidarinėti markizę, su kitu kanalu jūs galite įsijungti, dimeriuoti ledinį apšvietimą. Jums nereikia kelių pultų nešiotis, jums užtenka vieną. O markizė, žinau, kad pergolę galima suporinti su vidaus užuolaidomis. Tai vėlgi mes tų opcijų automatizavimo turime daug. Tai, sakykime, jeigu kalbant apie visus kitus gaminius, mes galime visą namą sumontuoti, sakykime, vidinius roletus, žaliuzės, markizę ant fasado ar tą pačią pergolę, ledinius apšvietimus ir viską sudėti į vieną pultelį, padaryti vieningą sistemą. Esant poreikiai, jeigu nori klientas valdyti telefonu, appsu, tai vėlgi šią galimybę mes galime pasiūlyti, jam tai reikia papildomą priedėlį nusipirkti ir tokiu atveju jisai susiprogramavęs gali kurti scenarijus, jeigu nori ten, sakykime,
9 valandą vakaro, kad gaminiai užsidarytų ir duotų privatumą namuose, tai visus šitus scenarius galima sudėlioti. Žodžiu, markizė gali būti išmanaus namo elementas. Be abejo.